Vaikai mokosi suprasti pasaulį, jį tyria, todėl žaislai yra svarbus įrankis lavinantis kūrybiškumą ar padedantis atskleisti savo vidinį pasaulį. Tačiau neretai, kai paprašome vaiko mėgstamiausių žaislų pasidalinti, kyla pasipriešinimas. Dalintis mėgstamų žaislų jis nenori, pyksta, jeigu jį paima be leidimo. Tokios emocijos labai natūralios. Mat, mylimiausi žaislai vaikui psichologiškai svarbus. Jie teikia saugumo jausmą, o kai reikia tuo dalintis, peržengiamos ribos. Tad frazė pasidalink, nors ir svarbi, turėtų būti kartojama saikingai. Suaugusiųjų atsakomybė mokėti vaiką empatijos, dalinimasi, tačiau tos pamokos neturėtų tapti diskomfortu ir savų poreikių išsižadėjimu. Tad kai matome, kad vaikui kažkokiu žaislu pasidalinti nesinori, jis dėl to stresuoja ar pyksta, pirmiausia siūlau paklausti, kuo šis žaislas tau patinka. Kodėl nenori dalintis žaislu? Galbūt yra kitas daiktas, kurio pasidalindamas mažylis nesijaus blogai. Svarbiausia stengtis suprasti vaiko pasaulį ir ieškoti išeičių, kurios būtų ne tik pamokančios, bet ir saugios.